Sport interviu. Visi galvoja, kad Amerika kitoks krepšinis negu Europoje, bet tai, manau, yra tik tais NBA pačioj, kadangi ten vien tik meistriškumo viskas eina, jokio daug komandinio žaidimo nėra, bet NCAA lyga man labai primena ir lietuvišką, ir europietišką tą krepšinį, kadangi ten treneriai labai rūpinasi viskuo ir kad komanda labiau susižaistų, ten mažiau einant tų individualizmo, kaip pasakyti, ir daugiau komandos derinis, gynybos visokias derinis ir taip toliau. Tai man atrodo, NCAA vis tiek labiau panašus į europietišką krepšinį negu NBA. Apie komandą gali papasakoti? Komanda susidaro dabar iš 15 žmonių, žaidėjų. Ir iš visur suvažiavę yra vienas suomis ir aš lietuvis. 4 juodaodžiai yra pas mus komandai, bet kažkaip keista, nes visą laiką būna daugiau juodaodžių negu baltaodžių visose komandose, bet pas mus konferencija tokia yra, kur kažkaip daugiau proto naudojas negu fizinio savybėm, todėl to gal ir daugiau baltaodžių visose komandose mūsų Ivy lygoje. Ir visi labai draugiški komanda ir protingi žmonės, aišku, ir kažkaip visi labai gerai sueinam. Jo, mes pernai buvom antra pagal jaunumo komanda visoje NCAA lygoje ir todėl ateitis mūsų nusimatė labai gera. Kokie buvo iškelti prieš šitą sezoną tikslai ir jūs juos įgyvendinot? Komandos tikslas buvo patekti ketvirtuką Ivy lygos mūsų, bet to neįgyvendinom ir antras tikslas buvo sužaisti geriau negu praeitą sezoną ir šį tikslą įgyvendinom. Ir bet buvo pagrindinis tikslas patekti ketvirtuką, kurio taip ir neįgyvendinom, tai atkeliam kitiem metam. Kuo grindžiamas jūsų komandos žaidimas? Labiau puolimas akcentuojamas, gynyba, individualūs veiksmai ar komandiniai? Mūsų treneris labai akcentuoja gynybą savo ir mes pasižymim gerą gynybą. Tai net kelias gynybos pas jį yra, naudojam 4 ar 5 gynybos skirtingas, kad komandos kitos negalėtų vienodai tiesiog pult. Ir puolimą kažkaip daug labai neakcentuojam, bet mes vis norim per aukštą ūgį žaisti. O pats kaip žaidėjas koks esi? Man patinka kamuolis kovot labai ir apžaidinėti tiesiog žaidėjus, nes kadangi žaidžiau centru ir dauguma centrų yra didesni už mane ir ten stambesni ir tiesiog aš kažkaip staigesnis už juos ir vikresnis esu ir apžaidžiu su kamuoliu ir apsivaryti ar kaip nors. Kodėl ten yra gerai būti va tau jaunam krepšininkui? Ten labai gerai, nes viskas labai gerai suderinta. Mokslai ir krepšinis priklauso tai pačiai įstaigai, mano universitetui. Ir visi labai derina viską, treniruočių grafikai subraižyti pagal, kad nesumaišytų su paskaitų grafikais ir taip toliau. Ir kad Lietuvoje kiek pažįstų žmonių negali labai lengvai suderinti ir mokslo ir krepšinio, todėl labai man ten patenka ir universitetas patenka į 10 geriausių universitetų pagal mokslą Amerikoje ir dėl to labai patenkintas. Kadangi jūsų universitetas yra geras mokslo prasme, ar tai reiškia, kad jums yra sunkiau rasti žaidėjų? Tiesos tikrai yra šiame teiginyje, kadangi vis tie, kurie jau mokyklose, kurie žaidžia krepšinį ir labai gerai žaidžia, tai jie mokslus labiau apleidžia, todėl mūsų treneriai negali jų pasikviesti į universitetą, nes yra tam tikras akademinis indeksas, kurį reikia, pažymių vidurkis ir egzaminų rezultatai, kurį reikia surinkti, kad patekti tą universitetą. Ir nedauguma kai kurie žaidėjai nesurinka to indekso ir negali patekti tiesiog, tai mūsų treneriam ir sunkiau gauti žaidėjai, kurie geriau žaidžia.